Porą savaičių Lietuvos kultūros sostinėje mėginta įminti tolimos ir paslaptingos šalies Japonijos minkles. Kupinas ceremonijų, ritualų, dvelkiančias kone mistinę ramybę bei susikaupimu. Panevėžio dailės galerijai ir Japonijos ambasadai paskelbus Japonijos kultūros savaitę ši atidaryta tradicinio japoniško popieriaus vaši darbų paroda. Netrukus surengta japoniškos arbatos gėrimo ceremonija. Lietuvio akiai neįprasta vien dėl neįtikėtinos tylos. Simbolių kalbą meistriškai valdę japonai sako, kad bemaž sakralių apeigų jų buityje daug. Žinoma, arbatos gėrimo ceremonija yra labai svarbi tradicinėje Japonijos kultūroje, tačiau tai tėra tik vienas kultūros aspektas. Todėl stengiamės parodyti kiek galima daugiau. Supažindinsime su ikebana, gėlių komponavimo menu, nes jis taip pat užima labai svarią vietą tradicinėje Japonijos kultūroje. Gaila, kad dėl laiko stokos negalime parodyti daugiau mūsų kultūros subtilybių, bet ateityje tikimės būtinai tą padaryti. Menus Japonijoje studijavusi Miglė Lebednikaitė pripažįsta, jog kitataučiui dalyvavimas arbatos gėrimo ceremonijoje tai ir išbandymas, ir mokslas, jei nusprendi skirti laiko bei pastangų ritualo suvokimui, o jis prasideda nuo durų, kuomet prie jų palieki savo apavą ir patenki į kitą erdvę. Ceremonijos metu meistrė, arbatos meistrė, jinai yra visiškam susikaupime ir tyloje, ruošia arbatą ir yra tiesiogiai su svečiu nebendraujama. Svečias stebi visą procesą ir tai yra tikrai tokia būsena, kai tu nusiramini, susikaupi ir atrodo, kad niekas, pamiršti viską aplinkui. Ir tas momentas, kai tau paduoda arbatą, yra tikrai toksai labai pakylėtas. Arbatos gėrimo ceremonijos svečiams specialiai buvo sukurta ikebana, meno kūrinys, kurio tikslas atskleisti šios niekad nebepasikartosiančios akimirkos žavesį. O į kūrybinės dirbtuvės susirinkę lietuvaičiai, mokomi ikebanos meistrės, nors privalėdami laikytis griežtų taisyklių, kokiu kampu merkti žaliuojančią šakelę ir gėlės žiedus, kurių gali būti kiek nori, tik ne 4, kūrė po savitą kūrinį. Simboliai, tvirtina meistrė, savosios prasmės neprarado net šiandienos Japonijoje. Japonų tauta tai yra gamtos žmonės. Ir dabar modernizacijos laikais, kai viskas yra modernizuota, dangčiai pakeliami su muzika ir vandenėlis bėga, tai tiesiog japonai vėl pradeda grįžti prie gamtos. Ir ta simbolika dangus, žemė, žmogus, tai yra 3 dalykai, kurie neatsiejami vienas nuo kito. Tai iš tikrųjų labai labai svarbu. Ir namuose tiesiog moteris, dabar ypatingai moteris be abejo, daro tas ikebanas būtent tam susiejimui su gamta. Ir vaikai mokomi, na ir iš tikrųjų labai, labai populiaru. Būtent gamtos pojūtis, kad mes esam, ne gamta yra mūsų dalis, bet mes esam gamtos dalis. Paskaitoje demonstracijoje japoniškas kimono pristatytas tradicinis tolimųjų rytų šalies gyventojų apdaras. Prieš keletą šimtmečių buvęs 12 sluoksnių ir liudijęs didžiulę prabangą, svėręs net virš 30 kg. Dabar supaprastėjęs. Tik 3 sluoksniai žiemą ir vienintelis vasarą. Spalvos ir raštai pačios gamtos atspindžiai. Yra tokie kimono, kurie, pavyzdžiui, gali būti tik pavasarį dėvimi arba tik žiemą. Na, tarkim, šalta diena ilga ir jeigu žiemos pabaigoje mes jau taip laukiam to pavasario, tai japonės, jeigu pasipuošti kimono su sakų žiedais, tai būtų toks noras, kad tas pavasaris greičiau ateitų, ar ne, toks kvietimas. Arba yra kimono, kurie turi raštus, kurie būdingi visiems metų laikams. Pavyzdžiui, gali būti klevo ir sakuros ir gėlės arba ornamentai iš kitų metų laikų, tai tokį kimono būtų galima dėvėti bet kuriuo metų laiku. Japonijos dienos Lietuvos kultūros sostinėje buvo įvairiapusės. Norintieji galėjo domėtis bonsų, popieriaus lankstymo menais, dalyvauti paskaitose ir parodose arba nemokamuose japoniško kino seansuose kino centre Garsas.